Mums būtina pakalbėti apie skyles. Jos yra super keistos. Iš pažiūros viskas atrodo labai lengva. Jei paklausčiau, kiek skylių matai ekrane. Galim pasakyti, kur jos yra, kokio dydžio. Kaip ir apie bet kurį kitą objektą. Tačiau iš ko jos padarytos? Iš nieko? Jos būtinai priklauso nuo objekto aplinkui? Paimsiu spurgą. Perpinu ją per pusę ir pusės atskiriu. Ar skylė dingo? Sudedu pusės atgal, skylė vėl yra. Ir tai ta pati skylė, kaip buvo anksčiau. O jei pusės pakeičiau kitos spurgos gabaliukais. Čia būtų likusi ta pati originali skylė ar kita. Arba kita keistenybė. Suku spurgą pagal laikrodžio rodyklę. Jos skylė sukasi kartu, ar ne? Tada į jos vidų įdedu žiedą ir suku prieš laikrodžio rodyklę. Dabar abi skylės sukasi į priešingas pusės, nors žiedo skylė yra spurgos skylės dalis, yra keli galimi atsakymai. Pavyzdžiui, skylės išvis neegzistuoja. Viskas, kas sakoma apie skyles, galim perdaryti į kalbėjimą apie kitus objektus. Pavyzdžiui, tavo bate yra skylė, galima perdaryti į tavo batas pradurtas. Kita versija, kad skylės yra neapibrėžta erdvės dalis. Ir kai apie jas kalbam, tai apibrėžim jų ribas. O gal jos nėra atskiri daiktai, o tiesiog savybė, kurią kai kurie daiktai turi. Ir galiausiai, kad jos tikrai egzistuoja kaip konkretus objektai. Ką manai?